Sveiki bičiuliai, grįžau po atostogų į realų gyvenimą dėja. Darbai, bet ne apie tai. Tai jeigu jau užėjai į video, tai paspausk like, paspausk subscribe mygtuką, o aš gavau skambutį, kad galiu atsiimti savo mocą. Kol buvau atostogose, 10 dienų, jis buvo paliktas poliruotis. Padengs keramiką, turėjo padengti keramiką ir padengti dar sėdynės kažkom, dabar tiksliai nepamenu. Tai ką, mažiau kalbų, važiuojam atsiimti. Va čia plastikas, čia nežiūrim. Na, kaip pavyzdys, va, čia matosi įbrėžimai. Čia lipdukas irgi pabrėžytas, galbūt nuims, būtų ledas. Nu va, čia kažkas yra įbrėžimai. Čia šitas posparnis laikys, jo, va, čia yra įbrėžimai. Ir va, nuo stikliuko, kas sakiau, pritrynė man biški galiukai. Tikiuosi irgi nusiims. Nu va, čia kažkas minimaliai yra. Ir čia minimaliai yra. Nu ką, pirma reakcija. Po savaitės darbų, kol manęs nebuvo, mocis laukia. Nupoliruotas. Taip, kol kas nežiūriu. Žiūriu į kamerą kol kas, į mocą nežiūriu. Ir... Wow. Nu, idealiai. Nu, yra skirtumas labai didelis. Atsiėmiau savo mocą, nupoliruotas, keramika padengtas ir dar sėdynę kažkom padengė. Tai galutinis rezultatas tikrai bombinis. Kažkiek minimaliai įbrėžimų dar liko, bet jų vos pamatysi. Nes ten yra tokie jau gilesni įbrėžimai, tai jos pašalinti jau nesigavo. Nenorėjau jie rizikuoti, kad nenupoliruot kartu su dažais. Tai galutinis rezultatas tikrai nustebino. Net nesitikėjau iš tikrųjų tokio rezultato. Chebrytė nustebino, tikrai žino, ką daro. Tai poliruoja jie ir mašinas, ir mocus. Mocų jau ne pirmą poliruoja irgi. Tik tokia galėsi daugiau surasti rezultatų ir kitų mocų. Iš savo pusės 100% galiu rekomenduoti. Kontaktus paliksiu čia kažkur ekrane, pamatysit. Tai va, tokie reikaliukai. Ką, jau po biškį galima ir uždarinėti sezoną. Jau rugsėjo 22 dieną, tai kiek čia mėnesiukas maks, manau, liko, jeigu pasiseks su orais. Galbūt dar pavyks šiais metais kažkur išlėkti su mocais, bet nesu tikras. Tai va, tai tikriausiai dabar bus be kontento. Tikriausiai bus be kontento, nebent pradėsim filmuoti dar mašinas, bet žiūrėsim. Tai va, chebrytė. Šiandienai tiek, manau. Ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo. Subscribinam kanalą, paspaudžiam laiką ir iki.